Švenčiausia Ona Marija, brangi dangaus lelija, apgynėja visos vietų, kurį Dievui tarnavai, neapleisk manęs, neapleisk manęs, tu Marija niekados, aš tarnausiu visados. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai seserys, mėly senjorai, ir vėl mes esame kartu maldoje už jus, kad Viešpats globotų, laimintų, stiprintų ir drąsintų gyvenimo kelionėje. O suprasdami, jog ne visuomet ėjome ten, kur kvietė Kristus, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Kristau, Kristau, Kristau pasigailėk. Kristau, Kristau, Kristau pasigailėk. Viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, tu atsiuntei žmoniją atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais. Pažvelk tad maloniai visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinai paveldą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams. Broliai, kaip jūs esate priėmę Viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Būkite jame įsišaknyję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė ir jūs visą pilnai turite jame. Jis yra visokios viršenybės ir valdžios galva. Jame jūs taipogi esate apipjaustyti, ne rankomis atliktų apipjaustimų, bet savo kūniškumo atsižadėjimu
Kristaus apipjaustymu. Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybę Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jūs mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinant į skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo vadovybės ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats visiems yra geras. Viešpats visiems yra geras. Dieve, mano valdove, aš tave šlovinsiu. Aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Noriu kasdien tave šlovint. Tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. Viešpats visiems yra geras. Viešpats švelnus gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Viešpats visiems yra geras. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Viešpats visiems yra geras. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, sako Viešpats. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, pavadindamas juos apaštalais. Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusi išdaviku. Jis nužengė su jais nuo kalno
ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio, kurie susirinko jo pasiklausyti ir pasigydyti nuo savo ligų. Buvo pagydomi net tyrųjų dvasių varginamieji. Visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo galia ir visus gydė. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Šios dienos pirmajame skaitinyje apaštalas Paulius primena, kad mes įsišaknytume viešpatyje Jėzuje Kristume. Kitaip sakant, įleistume giliai tikėjimo šaknis, kad jokie gyvenimo išbandymai neišverstų mūsų tikėjimo medžio. Juk viešpas kituose palyginimuose mums sako: aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite. Nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Todėl viešpats primena, kad mes giliai įleistume šaknis ir tvirtai stovėtume pasaulio akivaizdoje, kad nebūtume suklaidinti, bet klausytume, ką sako viešpats ir eitume tuo keliu, kurį nurodo išganytojas. O Evangelijoje šiandieną mes matome viešpatį Jėzų, kuris užkopia į kalną melstis. Jis maldoje praleidžia ilgas valandas, trokšdamas kalbėti su dangaus tėvu apie tai, jog reikia jam pakviesti mokinius, apaštalus, kad ši linksmoji Evangelijos naujiena plistų po visą pasaulį. Tai mums pamokymas, kad prieš labai svarbius įvykius mes turime ypatingai melstis. Kada jaunos širdis ruošiasi kurti šeimą, kaip svarbu, kad jie maldoje susivienytų su Kristumi ir suprastų, jog į šeimą eina vykdyti ne savo, bet Dievo valios. Ir tuomet, kada jie susivienyje su Kristumi, tada jų kelionė per žemę iš tiesų būna džiugi, laiminga ir sėkminga. Pasirinkdamas mokinius, viešpats trokšta juos siųsti visą pasaulį ir sako: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išganytas, o kas netikės, bus pasmerktas. Taigi, tikėjimo šviesoje mes turime gyventi atnaujintą gyvenimą. Dar daugiau, viešpats mus moko per apaštalą Paulių, sakydamas, kad mes turime apsirengti viešpačiu Jėzumi Kristumi, su jo dvasia, su jo tiesa, su jo šventumu ir taip eiti per žemę, vykdant jo valią. Dangiškoji motina Marija tepadeda mums, kad mes įsišaknyję į Kristų ir gyvendami Evangelijos šviesoje duotume gausių vaisių ir galėtume pasiekti dangaus tėvynę. Visuotinės maldos. Melskime Dievą taikos ir malonės. Tarsime: išklausyk mus viešpatie. Dieve, saugok mūsų tėvynės žmones nuo klaidų ir piktosios dvasios žabangų. Išklausyk mus viešpatie. Dieve, pašaukęs mus iš dvasinės mirties į dievišką gyvenimą,
neleis paklysti nuodėmės tamsoje. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve, padėk iš laiko ženklų pažinti tavo valią ir nori ją vykdyti. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve, teikis atlyginti amžinomis gerybėmis mūsų ir šios bažnyčios geradariams. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve, mūsų karalių ir tautų valdove, pagelbėk, kad žemiškojo gėrio kūrėjai darbuotųsi visų geroviai. Išklausyk mus Viešpatie. Amžinai atilsi duok mūsų mirusiems Viešpatie ir tavo amžinoji šviesa jiems išviečia. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik visiems šventosios dvasios dovanų. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, žuvusiems laimingą amžinybę. Išklausyk mus Viešpatie. Stiprink Viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingosius, benamius, pabėgėlius, padėk ir jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Išklausyk mus Viešpatie. Amžinasis Tėve, tavo gerumas neapsakomas ir tavo dovanų vertė begalinė. Globok Kristaus krauju atpirktuosius ir veski nesibaigiančią laimę su tavimi ir šventaisiais, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Jėzau einu, aš savo globoj laikyk mane. Jėzau o išklausyk mane. Mokyk mane, karštai prašau, meilę tau dėti dar labiau ir tau tarnauti dar uoliau. Jėzau meldžiu tada, o išklausyk mane. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Dieve, nuoširdaus maldingumo ir ramybės davėjau, tegul šios mūsų atnašos deramai pagarbina tavo didybę, o dalyvavimas šventoje mišių aukoje glaudžiai suvienyje visus tikinčiuosius. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis, Ir su tavimi aukštyn širdis, keliame į Viešpatį. dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti, šventasis Viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo gerumu žmogų kilnų sukūrei, o kai jis nuodėmė užsitraukė pasmerkimą, jį atpirkai pagailėjęs per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Šedanta, 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 viešpats Dievas, viešpats Dievas, viešpats Dievas, viešpats Dievas,
Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome. Šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiajam pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų, Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveis. Jėzus byloja, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Žinom širdį tokią, širdį maloningą, ir visiems atleidžia, nesigailestinga. Tai širdis mūsų atpirkėjo ir tikriausia mūsų globėjo. Jėzus viešpaties, ta širdis brangesnė už visokį gėrį, tobuliausia meilė ir dorybėm žėri. Kas pasaulis jo tuštybės, sielos randa sau ramybę. Jėzaus širdyje, Jėzau mano mielas, tau dabar aukojuos. Aš maldas savosias tau dedu po kojų. Tavo širdyje ir vėliai ras paguodą vargšei sielą ir atgims naujai. Tavo širdyje ir vėliai ras paguodą
Melskimės. Viešpatie, tu gaivini mus savo žodžiu ir maitini dangiškuoju sakramentu. Duok mums taip naudotis didžiomis tavo mylimojo sūnaus dovanomis, kad taptume verti amžinai su juo gyventi ir džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigiai bažnyčioj kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkui savo vynuogyną, siųs savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoja mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteikiams drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad viešpats ir toliau mus lydėtų gyvenimo kelionėje, o Marija globotų mūsų žingsnius, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės, kurie. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpatės malonė. Dėkojame Dievui. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai ant dangaus. Pagelbėk bendriją, pagelbėk žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus. Pagelbėk bendriją, pagelbėk žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus. Mes klystantys žmonės, maldaujam malonės. Marija maldų neatmes, tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių, nupuolančius stiprink ir vesk. Tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių, nupuolančius stiprink ir vesk. Marija,
tu žmogų menkiausia, nes viską pas Dievą gali. Užstok prieš aukščiausią Tėvynę brangiausią, nes viską pas Dievą gali.